Objektų kūrimas, duomenų išsaugojimas ir viešinimas. Sveiki! Dalinamės su jumis, kaip sukurti objektą, išsaugoti įvestus duomenis ir juos paviešinti prisijungus prie įstaigos paskyros stasis.lt. Jei sėkmingai užregistravote įstaigos paskyrą stasis.lt, tai suvedus paskyros sukūrimui naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, spustelėję mygtuką prisijungti, žaliame fone matysite patvirtinimo tekstą Prieiga suteikta. Naujo objekto sukūrimas. Norėdami suvesti informacinius duomenis apie naują objektą, skirtuke Objektai galite pridėti naują objektą. Paspauskite mygtuką plius, sukurti objektą ir įveskite objekto informacinius duomenis. Toliau paspauskite mygtuką pasirinkti koordinates. Pažymėkite objekto vietą žemėlapyje ir ekrane pasirodžius patvirtinimo ženklui žalia varnelė. Spauskite mygtuką nustatyti koordinates. Įvedę naujo objekto informacinius duomenis ir nustatę jo koordinates, paspauskite mygtuką sukurti naują objektą. Tuomet šiam objektui bus pridėtas objekto vertinimas, klausimynas pagal pateiktus prieinamumo vertinimo kriterijus. Norėdami pildyti objekto vertinimą, spauskite mygtuką Objekto vertinimas. Arba šio objekto vertinimą galite deleguoti kolegai. Tai yra naujai sukurtam administratoriui, pasirinkdami atsakingą asmenį. Atlikę naujus veiksmus, visada paspauskite mygtuką Atnaujinti duomenis. Objekto vertinimas. Norėdami patekti į jau įvesto objekto stasis.lt objekto vertinimo klausimyną, paspauskite skirtuką Objektai. Matysite įvestų objektų sąrašą, objekto statinio pavadinimą ir jam priskirtą ID numerį kairėje eilutės pusėje. Dešinėje eilutės pusėje matysite du simbolius, kurie prasiplečia. Pirmas – žemėlapio simbolis atverčia pažymėto objekto vietą žemėlapyje. Antras – puslapio praplėtimo simbolis stačiakampis su strėlyte atverčia informacinius duomenis apie įstaigą, atsakingą asmenį ir apie objektą. Šio lango apačioje rasite mygtuką Objekto vertinimas, kuris atidaro objekto vertinimo klausimyną pagal pateiktus prieinamumo vertinimo kriterijus. Kaip vertinti objektą ir kaip pildyti objekto vertinimo klausimyną, žiūrėkite kitame Stasis instrukcijų vaizdo įraše pavadinimu Objekto vertinimo anketa ir klausimyno pildymas. Sukurto objekto informacinių duomenų puslapyje jūs taip pat galite: pirmas – paspausti mygtuką Pasirinkti koordinates ir pažymėti ar koreguoti objekto vietos koordinates, priartinus vietovę žemėlapyje su ženklu plius ir pažymėti tikslų objekto tašką. Antras – paspausti mygtuką Parodykite žemėlapyje ir pasižiūrėti pažymėtą objekto vietą žemėlapyje, įsitikinti ar statinys pažymėtas teisingoje žemėlapio vietoje. Trečias – paspausti mygtuką Objekto vertinimas ir patekti į objekto vertinimo klausimyną pagal pateiktus prieinamumo vertinimo kriterijus. Ketvirtas – paspausti mygtuką Atsisiųskite anketą PDF ir atsisiųsti objekto vertinimo anketą PDF formate, kai ji jau bus užpildyta. Šiame puslapyje atlikus naujus veiksmus, visada paspauskite mygtuką Atnaujinti duomenis. Užpildytos objekto vertinimo anketos išsaugojimas ir duomenų viešinimas. Pirmas. Norėdami išsaugoti pateiktus objekto vertinimo anketos klausimyno atsakymus, pavyzdžiui, anketa buvo nepilnai užpildyta, spauskite mygtuką Išsaugoti. Objekto vertinimo anketos klausimyno pildymą galėsite pratęsti vėliau, o atsakymus prisijungę prie paskyros galėsite bet kada koreguoti. Antras. Pridėję nuotrauką, paspauskite mygtuką Išsaugoti. Nuotrauką skelti į stasis.lt įstaigos paskyrą neprivaloma, tačiau labai rekomenduojama, kad asmuo su negale galėtų pats įsivertinti jūsų įstaigos prieinamumą nuo parkavimo vietos ar stotelės iki jūsų įstaigos patalpų pagal savo poreikius. Trečias. Baigę objekto vertinimą, būtinai paspauskite mygtuką Siųsti, kad duomenys apie jūsų pastatą būtų paskelbti ir matomi viešai stasis.lt sistemoje. Ketvirtas. Viešai skelbiamoje stasis.lt informacijoje bus matomi šie įstaigos duomenys: įstaigos pavadinimas, adresas, pastato nuosavybės tipas, pastato paskirtis ir pastato prieinamumo vertinimo duomenys, bei rezultatai, kurių vidurkiai atspindi statinio prieinamumo lygį kiekvienai žmonių su negale grupiai pagal negalios tipą – judėjimo, regos, klausos ar psichosocialinė negalė, atskirai ir bendrą statinio prieinamumą išvedus visų vidurkių vidurkį. Penktas.
Stasis.lt įstaigos paskyros informaciniai duomenys, administratoriai ir jų kontaktiniai duomenys neviešinami. Jie saugomi Stasis informacinėje sistemoje, vadovaujantis objekto vertinimo klausimyno anketos pabaigoje esančiomis privatumo politika ir taisyklėmis. 6. Turėdami paskyrą Stasis.lt, jūs turite nuolatinę organizacijos prieigą ir visada galite atnaujinti ar koreguoti įvesto objekto prieinamumo duomenis.